Sveiki! Pasaulyje netrūksta įstatymų, kurie skamba taip neįprastai, jog sunku patikėti, kad jie iš tikrųjų egzistuoja. Būtent tokius, be ne pačius keiščiausius, tačiau vis dar galiojančius įstatymus ir aptarsime šioje laidoje. Žinoma, kaip visada, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti, ką manote apie šiuos įstatymus ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte būsimų laidų ir padėtumėte kanalui sėkmingai augti. Venecijoje negalima vaikščioti pusnuogiam arba su maudymosi kostiumu. Venecijoje negalima vaikščioti apnuogintų torsų ar su maudymosi kostiumėliu. Už tai numatyta 250 eurų bauda. Tad jei į Veneciją kažkas atvyksta manydamas, kad visas miestas yra vienas didelis paplūdimys, gali tekti gerokai paploninti piniginę. Venecijoje baudžiama už sėdėjimą ar gulėjimą tam neskirtose vietose. Venecijoje taip pat draudžiama netinkamai ilsėtis viešose vietose, pavyzdžiui, sėdėti ar gulėti ten, kur toks elgesys trukdo miesto gyvenimui ar darko aplinką. Venecija taip pat viešai pabrėžia draudimus šiukšlinti, niokoti erdves ir elgtis taip, lyg istorinis centras būtų iškilų zona. Tai gali skambėti kaip pernelyg griežtos taisyklės turistams, bet Venecija jau seniai gyvena ekstremalaus lankytojų srauto režimu ir tarp turistų nesykį pasitaikė tokių, kurie elgėsi labai nekultūringai. Prancūzijoje įmanoma susituokti su mirusiu žmogumi. Prancūzijos civilinio kodekso 171 straipsnis numato tikriausiai vieną neįprasčiausių dalykų Europoje. Prezidentas dėl rimtų priežasčių gali leisti santuokos sudarymą net ir tuo atveju, kai vienas iš būsimų sutuoktinių jau yra miręs, o faktų visuma aiškiai rodo jo sutikimą. Tiesa, teisės aktuose aiškiai išdėstyta, kad tokia santuoka nesuteikia įprastų paveldėjimo teisių, todėl mirusiojo antroji pusė negali pretenduoti jo turtą. Japonijoje draudžiama būti per storam. Japonijoje galioja 2008-aisiais įvestas įstatymas, kuris nustato maksimalias liemens apimties ribas – apie 85 cm vyrams ir 90 cm moteriams. Tiesa, už buvimą storu nėra skiriama tiesioginė bauda pačiam nustatytą ribą pasiekusiam žmogui. Vietoje to tiesiog numatyta, kad darbdaviai ir savivaldybės privalo tikrinti darbuotojų sveikatą, o jei rodikliai viršijami, tuomet reikia organizuoti konsultacijas. Be to, institucijos gali būti baudžiamos finansiškai, jei nesumažina atsiradusios rizikos grupės. Jungtinėje karalystėje iki šiol galima nusižengti vien būnant girtam bare. Jungtinėje karalystėje vis dar galioja įstatymas, nustatantis teisinę atsakomybę asmenims rastiems girtiems viešoje vietoje ar licencijuotose patalpose. O licencijuotos patalpos reiškia būtent tokias vietas, kaip barai ar aludės. Tad nors tokiose vietose teisėtai parduodamas alkoholis, teoriškai per didelis alkoholio vartojimas baruose ar aludėse gali virsti kuo tikriausiu teisės pažeidimu. Beje, tame pačiame įstatyme taip pat numatyta atsakomybė už buvimą girtam viešoje vietoje ir valdant ar prižiūrint ne tik garo mašiną ar vežimą, bet ir arklį, galviją, taip pat turint užtaisytą šaunamąjį ginklą. Tokia formuluotė nors ir logiška, tačiau atrodo smarkiai pasenus ir nekeista nuo pat Viktoro Hugo laikų, nors pats teisės aktas vis dar galioja ir nėra tik istorijos puslapiuose išlikę sakiniai. Kramtomosios gumos draudimas Singapūre. Vienas iš labiausiai žinomų ir dažniausiai linksniuojamų itin keistų įstatymų – Singapūro kramtomosios gumos draudimas. Čia galiojančio importo ir eksporto taisyklės numato, kad kramtomosios gumos importas į Singapūrą yra draudžiamas, išskyrus gana siauras išimtis, daugiausia susijusia su terapinė ar odontologinė paskirtimi. Kitaip tariant, paprasta guma, kuri daugelėje šalių yra visiškai paprastas kasdienis produktas, Singapūre virto draudžiama. Šis draudimas atsirado dėl viešosios tvarkos. Singapūro valdžia ilgus metus siekė itin griežtos miesto švaros politikos, o guma buvo siejama su aplipusiais šaligatviais, nešvara, todėl galiausiai buvo pristatyta idėja apskritai drausti kramtomąją gumą. Singapūro viešuosiuose tualetuose privaloma nuleisti vandenį.
Dar viena Singapūro norma skamba beveik kaip vaikiškos pamokėlės apie elementarią higieną perkeliamas į teisinę sistemą. Singapūro teisės aktuose aiškiai nurodoma, kad žmogus pasinaudojęs viešuoju tualetu po to privalo nuleisti vandenį, o to neatlikę asmenys rizikuoja būti nubausti. Kaprio saloje draudžiama dėvėti triukšmingas šlepetes. Kaprio saloje galioja taisyklė, kad draudžiama avėti triukšmingą avalynę, pavyzdžiui, garsiai pliaukšinčias šlepetes. Jei jos kelia triukšmą vaikštant, gali būti skiriama bauda. Šis draudimas atsirado siekiant išlaikyti ramybę siaurose gatvelėse ir norint sumažinti triukšmą turistų perpildytose vietose. Šveicarijoje kai kurių gyvūnų negalima laikyti po vieną. Šveicarijos gyvūnų apsaugos sistema seniai garsėja neįprastai detaliai išdėstytų požiūrių į gyvūnų gerovę. Čia numatyta, kad labai socialiems gyvūnams turi būti užtikrinamas tinkamas kontaktas su tos pačios rūšies gyvūnais. Tad tokie gyvūnėliai kaip jūrų kiaulytės Šveicarijoje negali būti auginamos po vieną. Aliaskoje draudžiama žadinti miegantį lokį. Aliaskoje galioja taisyklė, draudžianti tyčia pažadinti miegantį lokį tam, kad jį nufotografuotų. Ši norma sukurta dėl saugumo, tiek žmogaus, tiek gyvūno. Tačiau pati taisyklė skamba išties neįprastai ir vargu ar egzistuoja kurioje kitoje pasaulio vietoje. Jungtinėje karalystėje draudžiama turėti įtartinomis aplinkybėmis gautą žuvį. Dar 1986-aisiais įsigaliojo vadinamasis lašišos įstatymas, kuriame buvo įrašyta, kad draudžiama gauti, tvarkyti ir atsikratyti lašišų, kurios buvo įgautos įtartinomis aplinkybėmis. Iš pradžių Jungtinės karalystės įstatymo formuluotė kai kuriems skambėdavo komiškai ir kildavo įvairių anekdotų. Pavyzdžiui, kad tamsiausiuose skersgatviuose pardavinėjami ne narkotikai, o žuvis ir panašiai. Tačiau įstatymas tiesiog buvo suformuluotas keistai, nors pats yra labai paprastas ir logiškai suprantamas. Jungtinėje karalystėje tapo draudžiama kažką daryti su lašišomis, kai įtariama, jog jos pagautos neteisėtai. Vėliau šis draudimas išsiplėtė ir jį imta taikyti ir kitoms žuvims. Taip tiesiog kovojama su brakonieriavimu ir nelegalia žuvų prekyba. Londone vis dar įmanoma prisidirbti nešant lentą šaligatviu. 1939-aisiais priimto įstatymo 54 skirsnyje iki šiol galima rasti nuostatą, kad žmogui draudžiama ridenti ar nešti per pėsčiųjų taką ratų, kopečių, lentų, stulpų, iškabų ir panašių daiktų. Išskyrus atvejus, kai tai daroma juos pakraunant ar iškraunant. Kitaip tariant, šaligatvis nebuvo ir nėra skirtas tam, kad juo ramiai temptų medinę lentą, jei tai trukdo kitiems. Nors tai skamba komiškai, tačiau XIX amžiaus Londonui toks reglamentavimas buvo gana logiškas. Siauros gatvės, arkliai, vežimai, turgus, sunkus kroviniai ir pėstieji sudarė gana chaotišką miesto gyvenimą, kur didelių daiktų gabenimas galėjo smarkiai maišyti ar net sukurti pavojingas situacijas. Londone draudžiamas durų skambučio pokštas, aitvaro skraidinimas ir kiti žaidimai jei erzina kitus. Tas pats 1839-aisiais priimtas teisės aktas numato ir dar vieną šiandien juokingai skambančią nuostatą. Žmogus, kuris tyčia ir be jokio teisėto pasiteisinimo trukdo gyventojui tampydamas ar skambinamas durų skambutį, gali būti laikomas pažeidėju. Kitaip tariant, klasikinis vaikystės pokštas skambink ir pabėk Londono teisinėje sistemoje yra virtęs tikriausių pažeidimu. Ir tai dar ne viskas. Londone taip pat vis dar negalima skraidinti aitvaro ar žaisti kokio kito žaidimo taip, kad tai erzintų gyventojus ar praeivius arba keltų pavojų. Tame pačiame punkte minima ir čiuožinėjimo ant ledo ar sniego gatvėje keliama grėsmė. Taigi Londono teisė kadaise rimtai pasisakė prieš pernelyg kūrybingą, chaosą keliantį pramogavimą gatvėse ir ši formuluotė vis dar neištrinta iš teisės aktų. Venecijoje negalima lesinti balandžių ir žuvėdrų. Venecija jau seniai kovoja ne tik su vandens problema ir turistų miniomis, bet ir su paukščiais.
Oficialioje savivaldybės informacijoje aiškiai nurodyta, kad balandžių ir žuvėtrų lesinimas draudžiamas, o baudos gali siekti nuo 25 iki 500 eurų. Toks draudimas atsirado todėl, jog paukščiai kenkia istoriniams pastatams, didina nešvarą ir dar labiau apkrauna miestą, kuris jau ir taip sunkiai tvarkosi su masiniu turizmu. Barbadose civiliams draudžiama dėvėti kamufliažą. Barbadoso oficialiuose salos informaciniuose puslapiuose aiškiai nurodyta, kad kamufliažinių drabužių dėvėjimas yra neteisėtas. Negana to, perspėjama ne tik jų nedėvėti, bet ir nesinešioti daiktų pagamintų iš kamufliažinės medžiagos. Daugelėje šalių kamufliažas yra tiesiog mados elementas, tačiau kai kuriuose Karibų valstybėse jis siejamas su kariuomene ir valstybinėmis jėgos struktūromis, todėl civiliams draudžiama dėvėti panašius drabužius. Kanadoje ribojamas atsiskaitimas monetomis ir draudžiama gadinti ar naudoti apgadintas monetas. Kanados teisės aktuose yra nustatyta ne tik tai, kas laikoma teisėta mokėjimo priemonė, bet ir kiek monetų gali būti teisėtai panaudota vienam mokėjimui. $1 monetomis galima atsiskaityti tik iki $25, 5 centų monetomis iki $5, o 10 centų ir didesnėmis iki $10. Tai reiškia, kad atsiskaityti už rimtesnį pirkinį per ilgesnį laiką sukauptų maišų smulkių monetų Kanadoje tikrai neišeis. Be to, baudžiamasis kodeksas numato, kad žmogus sugadinęs galiojančią monetą arba leidžiantis į apyvartą sugadintą galiojančią monetą padaro pažeidimą, už kurį taikoma baudžiamoji atsakomybė. Abu Dabyje bauda gali laukti vien už nešvarų automobilį. Daugelyje pasaulio vietų purvinas automobilis praeivių būtų laikomas savotišku apsileidimo ženklu, tačiau viskas baigtųsi tik nepatenkintais žvilgsniais. O štai Abu Dabyje lauktų rimtesnės bėdos. Abu Dabio taisyklėse numatytos piniginės baudos už apleistą ar nešvarų automobilį, jei jis darko bendrą Abu Dabio vaizdą. Už tokį pažeidimą pirmą kartą gali būti skiriama 500 dirhamų bauda, o už pakartotinius pažeidimus dar didesnės sumos. Danijoje draudžiama suteikti vaikui vardą, kuris nėra tam skirtame sąraše. Danijoje vardų klausimas nėra paliktas vien fantazijai. Aiškiai nurodoma, kad vaikas turi gauti vardą ir pavardę per nustatytą terminą, o tėvai gali rinktis iš patvirtintų vardų sąrašų arba teikti prašymą dėl neįprasto vardo patvirtinimo. Tai reiškia, kad valstybė realiai dalyvauja sprendžiant, kaip galima pavadinti vaiką. Nors tokia sistema dažnai minima kaip viena keisčiausių europinių reguliavimų pavyzdžių, bet logika čia gana paprasta – apsaugoti vaiką nuo vardo, kuris būtų akivaizdžiai žeminantis, absurdiškas ar netinkamas. Beje, tam tikri saugikliai galioja ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, neleidžiama suteikti lyties neatitinkantį vardą arba vardui panaudoti tokius baisus žodžius kaip gonorėja. Vokietijoje autobane draudžiama likti be degalų. Vokietijos kelių taisyklės labai aiškiai numato, kad autobane, tai yra Vokietijos magistralėje, sustoti net ir kelkraštyje draudžiama, o pėstiesiems eiti autobanu taip pat negalima. Dėl šios priežasties ištuštėjęs bakas ten nelaikomas nekalta nesėkme. Jis vertinamas kaip išvengiama situacija, dėl kurios sukuriamas draudžiamas ir pavojingas sustojimas. Jei automobilis dėl tuščio bako lieka stovėti autobane ar judrioje vietoje ir trukdo eismui, gali grėsti bauda, o kartais ir papildomos pasekmės. Tuo ir baigiu neįprasčiausių taisyklių sąrašą. Jeigu patiko laida, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. O jeigu žinote daugiau keistai skambančių įstatymų, pasidalinkite jais komentaruose. Jeigu norite paremti kanalo veiklą, būdus, kaip tai padaryti, rasite šio video aprašyme ir prisegtame komentare. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.